šiandien mes čia susirinkome aptarti ir pristatyti Modernaus meno centro institucijos, beveik tokios fantazinės institucijos, kuri daug metų jau gyvuoja, bet niekas jos iki galo nėra matęs, tik virtualiai kol kas regėjęs. Bet štai pagaliau jinai gaus kontūrus ir mes galėsime išvysti viską savo akimis. Ir diskusijoje dalyvauja tokios abejonės Viktoras Butkus, šios idėjos autorius, įkūrėjas muziejaus, iniciatorius ir kolekcionierius, net nežinau, kaip dar jį pristatyti būtų galima. Taip pat Milda Ivanauskienė, muziejaus direktorė, ir Raminta Jurėnaitė yra kuratorė. Sveiki visi. Ir turbūt vis dėlto pradėdami šitą diskusiją turėtume kreiptis nuo to, kas ją ir duoda pretekstą, kas ją ir suteikia visą pavidalą, tai nuo jūsų, Viktorai, nes vis dėlto 2009 metais berods šita institucija buvo įkurta, 2018 metais jinai pasirodys fiziniu pavidalu, tai yra bus pastatytas muziejus. Nes jau tiek laiko trunka šitas projektas ir tai yra pirmoji tokio masto iniciatyva Lietuvoje, kai menas yra ir renkamas, ir funduojamas, ir kartu pristatomas privačiomis lėšomis ir privačia iniciatyva. Neįmanoma nepaklausti tokio klausimo, labai kažkuria prasme ir paprasto klausimo, kodėl to reikėjo, nes tai yra panašu kur kas sudėtingiau ir klampiau, žinant visą tą dar istoriją, kiek tai tęsiasi, negu atrodo iš pirmo žvilgsnio. Ir man, tiesą pasakius, dar yra taip žmogiškai įdomu sužinoti, kaip atsitiko, kad jūs vis dėlto susidomėjot menu, ar jūs turėjot kažkokį meninį išsilavinimą, ar kažkiek tai pastumėjo jūsų tiesioginė veikla. Aš neįsivaizduoju, kaip reikia ateiti į meną Lietuvoje tokiu mastu ir taip inertingai, kaip suprantu, iš biochemijos. Ne? Jūs biochemikas esate, tai tos priežastys ir aplinkeliai iš tiesų intriguoja. Tai jūs beveik atsakėte visus klausimus. Aš tik galiu papildyti turbūt. Labai lauktume padaryti. Kad jūsų klausimai paskendo pasisakymą, aš dabar bandau suvesti nuo pradžios. Pradžia, kodėl vis dėlto taip atsitiko? Pats sunkiausias klausimas iš tikrųjų, nes tokie dalykai, jie nebūna, kad gimsta tuščioje vietoje. Jie kažkaip bręsta, vystosi, bendraujant su žmonėmis ir yra diena kažkas tai nušvinta. Bet šita idėja turėjo tikrai kelis apibrėžtus etapus. Tai galvoju, kad viskas prasidėjo Grybų kaime. Toks yra Grybų kaimas, kur yra mūsų sodyba. Ir ten mes turėjom tokius plenerus, jie sąlyginai vadinasi langinių plenerai. Ir dailininkai ištapė langinės, o po to mes vakare prie laužo šnekėdavom apie meną. Kadangi su menininkais apie ką daugiau šnekėti, apie meną. Ir po trupučiuką formavosi tokia kažkaip idėja, kad kažkas netvarkoja su muziejais, nelankome muziejai, o aš tuo metu buvau biochemikas, kaip jūs sakėte. Ir važinėjau savo darbo reikalais po visą pasaulį labai intensyviai, bet vakarais arba popietėm būdavo laiko nueiti į muziejus. Ir aš tiesiog niekaip negalėjau savo suvokti, kodėl pas mus muziejai nelankomi, nežiūrimi arba labai negausiai lankomi, kai ten tie muziejai lūžta nuo lankytojų, vaikų, klasės pamokos, susodinti vaikučiai ir jiems kažką įdomiai aiškina, jie įsižioja klauso. Tai besigilinti iš šį klausimą, tai kaip išaiškėjo, kad mūsų muziejai neinteraktyvus, nėra vaikų paruošimo mokykloje meno istorijos ir meno dalykų nedėsto. Aš pats atsimenu savo piešimo pamokas, jos vadinasi piešimo pamokos, ne meno pamokos. Mums duodavo sąsiuvinį ir liedavo piešti su kreidutėmis. Ir tankus piešiau tenais, patrankas. Parodydavo labai tiksliai, kur pataikė ir kas sprogo, o man 3 rašydavo. Mokytojai nemėgo tankų. Kažkodėl. Tai kai vaikai turi tokį paruošimą, tai paskui jie tampa tėvais ir jų supratimas apie meną lygiai toks pats ir tas ratas sukasi. Jeigu nepradėsi sukti nuo vaikystės, tai tada tos auditorijos niekados nebus. Ir kalbant su žmona, sakom, tai kažką reikia daryti šitą vietą. O kaip tik tuo metu mano karjera, biochemiko karjera baigėsi, ėjo į pabaigą dėl priežasčių, kurias aš čia galbūt praleisiu, nes čia visai kita istorija yra.
dar aš grįšiu prie jos truputėlį, bet labai trumpam, kad paminėti, iš kur pinigai. Tai tada mes sugalvojame, kad reikia du dalykus padaryti. Pirma, reikia truputį daugiau tos meno sklaidos. Tai čia mano žmona Danguolė užsiėmė, jos šiandien nėra, jinai turi klasės sutikimą, ne dėl to, kad nenorėjo čia dalyvauti. O antra, kažkaip besikalbant su dailininkais, išaiškėjo, kad ta kolekcija yra po nepriklausomybės paskelbimo muziejuose nepildoma, yra tas šiuolaikinis menas, o pas mus buvo jauni menininkai, kurie buvo jau žinomi, bet Nacionalinė dailės galerija neturėjo nei vieno darbo, pavyzdžiui. Ne dėl to, kad nenorėjo, o dėl to, kad nebuvo už ką pirkti. Valstybė turbūt daug pinigų investavo į kitus galbūt dalykus. Tai mes taip kažkaip pajutėme tą misiją, kad reikėtų tą dalyką sutvarkyti, nes aš mačiau, kaip tie darbai plaukia iš Lietuvos, kaip jie dingsta biurų, vadovų namuose ir tampa neprieinami. Tai galbūt šitą sustosiu, paskui dar galėsim grįžti. Taip, iš tiesų, jūs palėtėt labai tokią svarbę temą mano akimis, tai yra išsyk prie problemos prieėm, tai yra tas meno nutekėjimas ir meno išsaugojimas. Ir man regis, čia tema yra galbūt net globalesnė, nes menas negali turbūt tapti menu, jeigu nėra kas jį suvokia, o šiais laikais tam, kad menas būtų suvokiamas, jis turbūt turi tapti vienokio ar kitokio įvykiu. Ir ilgą laiką, mano akim, dailės, ypač sfera, stokojo tų įvykių. Na dabar, tiesą pasakius, džiugu matyti, kad ten nesenas kontekstas, ar tarkim Saugos paroda, kuri kažką iš esmės transformavo lietuvių sąmonėj, bet iki to laiko panašu, kad to įvykiškumo ir trūko. Tai man būtų įdomu sužinoti, kas buvo tas pirmasis darbas, kurį jūs įsigijote ir kaip jūs pradėjote bendradarbiauti su kuratore Raminta, paskui galbūt galėtų pratęsti apie tą kolekcijos, galbūt kad tam tikrus principus, nes tai, ką jūs jau turbūt įsigijot ir ką pristatysit, tas jau vienokio ar kitokio būdu taps įvykiais. Ir aš tikiuosi, ir to jums linkėčiau kaip centrui, kad tai taptų tokio įvykių prielaidom, kurios leistų paskui tą edukaciją tęsti. Ir žodžiu, tai kas buvo pirmasis darbas ir kokiais pagrindais jūs tą pradėjot formuoti kolekciją? Čia galbūt reikėtų Ramintos, bet vis tiek Raminta atsirado mūsų gyvenime po to, kai mes sugalvojame tą daryti, tai tą dalį turbūt pasakytų ir aš. Pirmo darbo tikrai neatsimenu, bet namuose pas mus buvo meno kūrinių ir iki to didesnių, mažesnių, kaip interjero puošybos detalių, mes buvom kaip ir nekilimus kabiname su meškučiais, o kabiname meno darbus. Tai kai jau mes apsisprendėme, kad ta misija gula ant mūsų pečių, mes sakėm, mes turime valstybės įpareigojimą surinkti šiuolaikinio meno kūrinius, kad jie neišsklaidytų. Tai tiesiog tas projektas buvo aiškus, bet mes, kadangi ne iš meno, abudu su žmona ne iš meno, tai reikėjo kažkokio profesionalaus, aš kaip vadybininkas žinau, kad reikia profesionalaus patarimo. Kol pats pasieksi kažką, traukinys gali išvažiuoti. Tai, taip, po tam tikro patikrinimo žinių pasirinkome Ramintą, kuri labai entuziastingai iš tikrųjų palaikė šitą idėją, nes turbūt suprato problematiką ir svarbą šito projekto. Mes buvome paskyrę kažkokią sumą pinigų, vėlgi neaiškinsiu, iš kur tie pinigai, galėsite paklausti. Jeigu paklausite, atsakysiu, jeigu nesakysiu nieko. Beje, klausti galite jau dabar, jeigu norite, tai kelkite drąsiai rankas. Ir jeigu yra klausimas tik apie pinigus, aš tikiu labai visiems rūpi, bet galbūt yra klausimų apie kolekciją ar apie meną. Žodžiu, Raminta entuziastingai palaikė tą idėją ir jinai tikrai žinojo tą meno lauką ir mes kažkaip tai pasinėrėme į tą avantiūrą ir buvo, dabar jau galim pasakyti, buvo mūsų prašymų sudarytas sąrašas autorių, kurie atstovauja Lietuvos modernųjį meną nuo 60 metų maždaug iki šių dienų. Tai iš tikrųjų nėra gan modernistinė kolekcija, tai yra iki šių dienų mes turime ir šiuolaikinio meno ir vis daugiau to meno turėsime turbūt. Ir
autoriai buvo sureitinguoti tam tikra tvarka. Po to, aišku, tas sąrašas buvo daugybę kartų koreguojamas, plečiamas, nes atsirado nauji vardai per 6 metus. Bet tas sąrašas buvo kaip ir... Nu ir po to mes pradėjome tą tokią aktyvę veiklą labai. Galite įsivaizduoti, aš nežinau dabar vis per mažai metų pasakau, bet tai buvo turbūt 7 metai dabar. Dabar gal nebe taip intensyviai, bet mes per tos 7 metus įsigijome 4,5 tūkstančio darbų. Dabar mūsų kolekcija nėra bomba kažkokia, kaip čia klausė, jinai ir visai yra internete. Iš tikrųjų, nėra darbų tik tie, kurių mes nespėjome nufotografuoti ir įdėti. Viską galime pažiūrėti, tai jokia bomba nebus, tais tos darbus bus galima muziejuje matyti gyvai. Nu, gyvai tai yra gyvai, nepalyginsi, kas yra televizoriaus ekrane. Tai jeigu padalinti, reiškia, tas dienas, tai turbūt į dieną po kelis darbus mes turim įsigyti, kad tai galite įsivaizduoti, koks tempas yra. Ir jokia valstybinė institucija tokio tempo negalėtų patempti, kadangi turi būti komisija, sprendimas, kolegialus, viešasis pirkimas padarytas. Mes savo tos prabangos negalėjome turėti, taip autoritetingai ir sudėtingai pirkti kūrinius. Tai tą planą realizavome. Tada dar nebuvo kalba nei apie... Tai čia pirmas etapas yra. Per tą laiką buvo suformuota kolekcija, kuri iki šiol yra pildoma ir stengiamės tikrai atspindėti tą meno lauką. Dabar mes jau ir Ramintos pasiklausim, kartais ir kitų pasiklausime, kad būtų užtikrinčiau, nes su senesniu menu nėra problemos, problema yra su naujaisiais menais. To 4 kuratoriams autorių ir darbą ir gausi 3 skirtingas nuomonės. Ko nuomonė yra, Dafi Gudaitį, tai sakant, gausi vieną nuomonę, o apie neminėsiu pavyzdžių ar vardų, bet galėčiau ką nors pasakyti. Tai nesvarbu visiškai. Tai čia buvo pirmas etapas, o muziejus atsirado tada, kadangi turi kolekciją, kažką tai su ja turi daryti. Reikia rodyti, internete neužtenka. Tai tada gavosi, taip aš pasakysiu tą didžiulę paslaptį, kurios niekas nežino, kad aš buvau Fermento vienos iš garsiausių biotechnologijų įmonių vadovas ir įkūrėjas, vienas iš įkūrėjų. Ir šitą įmonę pasiekė tokį brandos etapą, kad jau Lietuva negalėjo aprūpinti technologijomis ir patentais ir buvo priimtas sprendimas, kad ją reikia parduoti, kad neįgytų naujas vystymosi gairias ir beje, jeigu sekate bent kiek technologijų spaudą ir tai yra Markauskas Algis, mano perėmėjas, jau 2 metus renkamas geriausias Lietuvos įmonių vadovas. Tai sakant, ta įmonė klesti dėl to, kad jinai gavo priėjimą prie amerikietiškų technologijų ir amerikietiškų patentų. O buvę akcininkai, kurių buvo virš 150, jie išsiskirstė, vieni liko dirbti, o mano kontraktas pagal sąlygas turėjo būti, aš turėjau išeiti iš įmonės ir negalėjau 3 metus dirbti biotechnologijos, tiesiog toks buvo amerikiečių sprendimas. Tai kai jau tu negali 3 metus dirbti savo srityje, tai turi kažko užsiimti. Tai mano tas užsiėmimas ir buvo pakeitimas vieno, mano manymu, svarbaus ir rimto darbo į kitą svarbų ir rimtą darbą, kuris yra meno vadyba. Nu ir su to išėjimu be abejo atėjo pinigai, kurių tikrai yra daugiau negu mano šeimai reikia pragyventi, tai mes tos pinigus nutarėme panaudoti ir kitiems tikslams. Taip, iš tiesų čia, jau matau klausimų, tai iškart galim perėti ir prie klausimų, o tada dar apie kolekciją šį kitą porą žodžių. Norėjau pasiklausti, sveiki, o jūs tą muziejų numatė salės, erdvės, kokie nors svečių ekspozicijai, ar bus tokia? Ir kas atrinks, ir kas dalyvaus, ir kokios žadat kviesti iš viso pasaulio, ar tik iš Europos? Tai čia klausimas ne man iš karto, aš ne direktorius ir ne kuratorius ir ne... Nu, čia visiems. Tai čia turbūt galbūt Raminta, šnekėdama apie kolekcijos formavimo pagrindus, užsimins apie šitą. Gerai, tai iš karto dar perduokim žodį Ramintai ir aš dar tik pridurčiau, kad kai jūs pradėjot formuoti kolekciją, aš atsimenu prieš kokius 4-5 metus jau visi taip šurmuliavo ir visiems buvo labai įdomu, kas čia vyksta, nes tai tikrai buvo naujiena šitam pasaulyje. Aš pamenu, kad buvo toks gandas, kad tai vis dėlto bus labai modernistinė kolekcija ir šiuolaikinio meno nebus.
Dabar jau matom, kad yra truputį kita situacija ir kad tai yra dalyvauja. Tai kaip vis dėlto tas sąrašas garsusis, ten reitingavimai visi šitie vyko, ką tolesnės. Nes aš kaip suprantu, čia reikėjo įveikti tą tradicinį skeptiko patinka, nepatinka santykį ir pradėti kažkaip kitais principais žiūrėti. Man visada įdomu apie principus, kuriais kuratoriai. Dar aš pasakysiu tą vieną sakinį, nes iš tikrųjų čia mūsų principai buvo. Principai labai prasti yra. Mes tikrai nežiūrėjome, paminėjau žodį kolekcininkas. Aš stengiausi būti ne kolekcininkas, nes kolekcininkas įsigyja tą, ką reikia, tą, ką mėgsta ir ko nori. Mes įsigijom draugų, kurių nemėgstam ir nenorim. Kadangi jie yra svarbus Lietuvos kultūrai, ką pasakė Raminta. Tai čia galbūt pusiau juokas, pusiau rimtai yra. O iš tikrųjų, tai jeigu dabar mes liktumėm tik prie modernizmo, tai to senojo modernizmo nebėra, jau visą beveik įsivaikščiojo ir nebūtų ką veikti. Ir šiaip mes tą savo su žmona įvardėm savo kaip ir etapą. Tai yra lietuvių dailininkai, kurie atitinka mūsų gyvenimą. Mes gimė apie 60-uosius, ir, taip sakant, iki mirties. Nežinau, kiek dar metų ta kolekcija bus renkama. Prašau. Čia labai taip skamba, lyg tai būtų labai toks, aš būčiau pernelyg atsakinga už tai, kas yra toj kolekcijai. Iš tikrųjų viskas sudėtingiau. Nes pirmas dalykas, mes visi trys labai rizikavom. Danguolė, Viktoras ir aš. Jie rizikavo savo dideliais pinigais, o savo gerų vardu. Nes mes nebuvom pažįstami. Ir mane labai nustebino jų drąsa, jų pasiryžimas ir lengvas toks greitas apsisprendimas. Ir taip pat buvo labai toks aiškus strateginis išeities taškas. Buvo pasakyta, kad tai bus renkama kolekcija, kuri bus vėliau prieinama viešai. Kad tai nebus nedidelė privati kolekcija ir tai nebus tokia kolekcija, kuri būtų kaip investicija, tam, kad vėliau tiesiog padidėtų materialinė vertė. Ne? Ir tas buvo labai sudėtingas uždavinys, rizikingas uždavinys. Ir be abejonės tai, kokia šiandien yra ta kolekcija, yra tas apsisprendimas, koncepcijų variantai, kuriuos aš pasiūliau, jie buvo susiję su to, koks Lietuva yra menas, ką mes visi esam nuveikę, nes tai toli gražu ne mano vienos sprendimai. Menotyrininkai, kuratoriai visada eina paskui mano kūrinius, paskui mano įvykius ir taip pat visada įsiklauso, net ir diskutuodami ir būdami opozicijoje kitų kolegų nuomonę. Tai aš manau, kad tai, kas yra toje kolekcijoje, tai yra visų mano kolegų darbas, apat dailininkų darbo. Nes mes dėstom tiems dailininkams akademijoje, kurie vėliau kuria tos kūrinius. Ir tai jaunesniai kartai mes visi sukuriam kažkokį lauką, vienokį ir kitokį intelektualinį bendrai. Ir tik tai, reiškia, tu galbūt turi truputį gal aktyvesnį charakterį ir labiau bendrauju pagal savo charakterį su įvairių kartų menininkais ir įvairiais žmonėm. Šiek tiek tikrai pažįstu ir tarptautinį meninį kontekstą, labai mėgstu bendrauti ir su tarptautiniu meno kontekstu. Ne veltui šituo atveju, pavyzdžiui, Lenkija yra svečias mugėje. Ir tai paskatina, galbūt esi geras įrankis įvykdyti tokias idėjas. Bet tai nėra tavo vieno idėjos, tai yra bendros pribrenda. Ir sudarant tą kolekciją, sudarant jos koncepciją, mes galvojame apie to momento Lietuvos tiesiog degančius aktualius poreikius. Nes tie puikūs dideli lietuviški muziejai, jie yra, aš nesakau, kad jie blogi, nes juose tikrai yra įdomių dalykų. Bet jie buvo, tas mūsų laikotarpis nuo 60 metų buvo renkamas cenzūros sąlygomis. Ir daugelio kūrinių buvo neįmanoma tuo metu įgyti. O daug atsirado balasto. Ir po to valstybė nepasirūpino, skirtingai negu Latvijoje ar Estijoje, 60, 70, 80 metų kūrinius supirkti tuos, kurie savo laiku nepateko į muziejus. Ir tuo labiau nebuvo galimybių kolegoms suformuoti to naujausio meno kolekcijų muziejuose, pakankamai didelių, kokioms buvo poreikis.
Ir tuos visus poreikius reikia atsakyti. Nes galima sudaryti privačias puikias kolekcijas, net ir muziejinės įvairiais principais. Ir aš, jeigu tai būtų buvusi mano viena nuomonė, aš tikrai būčiau pasirinkusi mažiau autorių, pačius stipriausius ir tik tai juos. Bet ponai Butkai sudarė daug įdomesnę galimybę. Jie pasirinko tą koncepciją, vieną iš mano pasiūlytų, kad rinkti svarbiausius autorius, bet taip pat rinkti plačiau, kad jaustų aplink kiekvieną didelį dailininką paprastai yra įdomi satelitinė grupė, kur gali pas autorių būti galbūt ne 100 gerų darbų, bet 5 verti europinio meno istorijoje. Ir tiesiog stengiamės surinkti visus tos perlus, kurie dar nepateko į kitus muziejus ir į kitas privačias kolekcijas. Bet tai procesas buvo be galo aktyvus. Ir kas buvo turbūt man pačiai irgi pamokama, kaip pirmą kartą teko tokia užduotis, kad dirbti su privačiais asmenėmis. Ir sakyčiau, jie irgi keitėsi kolekcionavimo metu. Ir labiau pradžioje, nuoširdžiai galiu pasakyti, kad Viktoras labiau pradžioje žavėjosi tokia gera koloristinė tapyba. Danguolė iš karto peršoko greičiau prie kokio video meno kūrinių, bet palaipsniui tai yra proceso dalykas privati kolekcija. Bet labai greitai kažkaip tai priėjom prie tų bendrų konsensusų, stengiamės atspindėti tame lauke, kuris yra, tai, kad galima surinkti svarbaus, kad tai ten atsidurtų. Ir kiekvieną kartą, kai atrinkinėjai lietuvišką meną, tu galvoji apie kolekcijos visumą ir galvoji apie tai, kokiam jie yra kontekste tarptautinė. Nes kitaip tu nepasakysi, kas saldu ar kas suru, jeigu tu neišragausi įvairių skonių. Ir kitas turbūt labai toks sudėtingas turbūt dalykas yra tai, kaip vis tik tai niekam nepaslaptis, kas bendrauja su dailininkais, kad dažnai dailininkai savo geriausius kūrinius stengiasi užspausti ir pasilaikyti tam svajonių projektui ar svajonių situacijai. Ir kad jie mumis pasitikėjo ir atidavė tos kūrinius, tai buvo didelis dalykas, nes dažnai, kai mes eidavom į kokią nors dirbtuvę, jau buvo aišku, kuri kūrinių labiausiai nori. Ir ten įvykdavo spontaniškų sprendimų. Ir tai buvo turbūt labai svarbu, kad kiekvieną kartą viskas buvo patikrinama originaliai. Ir sprendimai buvo labai greiti, nes aš esu Rygos šiuolaikinio meno muziejaus tarybų jau 10 metų. Ir mes ten, kai didesnis, puikus esame ekspertų kolektyvas, bet dažnai baigėsi tuo, kad po to kūrinys vis tiek nenuperkamas, nes yra daug visokių kitų ratų, kultūros ministerijos ar tų finansuojančių bankų, kurie padaro taip, kad ne visada mūsų tas darbo rezultatas įvykdo. Arba ne 100%. O čia, jeigu būdavo priimamas sprendimas, tai po savaitės kūrinys visada jau būdavo apmokėtas ir autoris jau nebegalėdavo persigalvoti. Ir tas yra irgi labai toks didelis dalykas, nes visi parodė pasitikėjimą vieni kitais. Nes jeigu kas nors būtų šitoje grandyje nebuvęs toks geranoriškas, tai nebūtų taip pasisekę, kaip dabar yra. Ir aš į tą kolekciją žiūriu kaip į tokį bendrą Lietuvos meno lauko žmonių darbą, ne tik į mūsų. Ir mums tiesiog labai visiems pasisekė, kad ponai Butkai įsijungė, man net keista sakyti ponai, čia aš tik tai prieš auditorę taip sakau, paprastai mes taip visi nesikalbam ir pas dailininkus irgi, bet kad jie mums sudarė tą galimybę. Ir aš sakyčiau, kad niekada gerų muziejų nebūna per daug ir meno centrų. Ir kuo jie geresni, ir kuo geresni kiti,
Ir per tą laiką, kol rinkom tą kolekciją, labai, sakyčiau, atsirado tokio konkurencinio daugiau lauko iš senų jau esančių muziejų pusėje, labai pasitempė savo programomis, savo parodomis, bet aš manau, kad kuo bus daugiau gerų institucijų, tuo mes daugiau turėsim žiūrovų ir tuo turėsim daugiau sėkmės ir galimybių. Ir kartu dar tik tai noriu pasakyti vieną mintį, kad kolekcija buvo renkama taip, aš vis tik turiu šiokią tokią kuratorinę darbo patirtį, kad galvoju visada apie tai, kad tie darbai nebūtų kaip pavieniai kokie tai vertingi daiktai, kurie nesijungia, ne, kas dažnai atsitinka, netgi ir muziejuose. O kad iš karto mąstyti apie tai, kokios parodos galėtų iš to gimti, ir kad tai galėtų gimti didelė parodų įvairovė ir taip pat didelė galimybė bendradarbiavimui su kitų šalių to paties periodo muziejais ir kolekcijos. Tai ačiū labai už šitą išsamų pristatymą, nors jis provokuoja daug minčių. Jūs dar net pridurkite. Ai, klausimas buvo. Gerai, prašau. Tai kurie yra tie 5 europinio lygio perlai, kuriuos jūs minėjot? Turit omeny autoriai? Tai aš manau, kad yra labai daug mūsų kolekcijoje labai pripažintų autorių. Sakykime, tokių kaip Natkevičius, Raila, kurie yra rodomi geriausiose pasaulio muziejuose. Mes turim tokių daug autorių, ar Ričardas Vaitiekūnas, kurie jau yra tikrai dideliuose, pripažintose, renomuotose muziejuose. Pavyzdžiui, yra įsigiję Natkevičiaus darbų ir Teitas, ir MoMA, svajonių muziejai, kur kiekvienas menininkas svajoja tokius patekti. Taip pat yra, bet yra taip pat ir labai daug autorių, kurie galbūt dar laukia tos valandos, kad juos pripažins kitos šalės, bet meninių požiūrį jie labai yra įdomus, nes labai svarbu mums, kad mūsų muziejus nekartos daugybės kitų muziejų kokiam tai pigesniam, paprastesniam variante. Bet mes galėsim koncentruotai parodyti lietuviško gyvenimo pulsą. Man labai patinka tokio vieno austrų kolekcininko, kuris irgi renka nuo 60 metų, toks posakis, kad tokia kolekcija yra kaip savo krašto dienoraštis. Nes tai yra dienoraštis ir meninio gyvenimo, ir socialinio, ir mūsų visų bendros biografijos. Ir kai tai yra intensyvu, kai yra savo, tai aš tikiuosi, kaip su Kirosmaki filmai, kai tai yra stipriai autentiška, tai įdomu ir kitiems. Tai štai, buvo tik 2 paminėti. Bet galiu jų vardinti labai daug. Tai tik 5, prašau. Taip pat Steineriko muziejus, sakykime, yra ir Paukštės darbai, taip pat Navakas yra tikrai irgi pripažintas autorius. Mes turim daug autorių, kurie yra tikrai tarptautiniai pripažinti. Rakulskaitė ir daug kitų. Tiesiog tas sąrašas lietuvių menininkų, kurie operuoja, Sutkus, tai aplamai yra jau žvaigždė, apie kurią net jau nebediskutuojam. Tai yra, mes galim kalbėti apie tai, kad apie 100 mūsų dailininkų dalyvauja tarptautinio meniniam gyvenime. Tai galbūt ne visi jau yra toj Olimpo hierarchijoje, bet aš manau, kad ta Olimpo hierarchija čia ne sportas. Kas dar nepateko, jeigu kokybė yra didelė, dažniau rodant, įdomiai rodant, gali dar patekti. Na, čia galbūt grėsia tas vadinamasis Van Gogo efektas, kai kol jis būdamas gyvas, berods tik vieną darbą pardavė, o žinia kiek nutapė. Tai kas tą vertę kūrė yra neretai ir patys muziejininkai ir kolekcionieriai, kuratoriai. Vadinasi, atkreipdami dėmesį kažką, jūs irgi darote tą darbą, kuris suteikia vertę menai. Ne? Bet aš vis dėlto dar norėčiau grįžti prie tos temos, kurią jūs irgi šiek tiek jau paminėjot. Tai yra kontekstą lietuviškų institucijų. Mes žinome, kad vis tiek ypač Vilniuje tą lauką, šiuolaikinio meno lauką ir modernaus meno lauką formuoja iš esmės 2 institucijos be jūsų, tai yra Nacionalinė dailės galerija ir ŠMC. Ir čia iš tikrųjų iškyla toks intriguojantis klausimas, tai yra jūsų būsimos tapatybės klausimas, jūsų muziejaus
kuris jau įgis fizinį pavidalą. Klausimas, ta kolekcija be jokios abejonės yra vienas didelis darbas, kurį jūs jau padarėt, bet dabar jūsų laukia dar didesnis ir dar įdomesnis iššūkis, kaip tai parodyti ir kaip turbūt sudominti tuos, kurie dar galbūt menu domisi tik tai panašiai, kaip jau ir Viktoras minėjo, apie tą tankų piešimą, ne? Taip, kaip nusikreipti į tą auditoriją, kuri galbūt dar tos edukacijos neturi daug. Tai turbūt aš taip klausčiau, ar jūs turite kažkokių modelių, ar jūs galvojate, ar jūs lygiuojatės į tas visas MoMAs, Reina Sofijas, Pompidou ir panašius. Čia klausiu ir direktorės, ir kuratorės. Ar vis dėlto jūsų taktika bus kažkokia kita? Ar jūs galvojate apie savo kuratorinį modelį, pristatymo modelį ateities? Aš manau, kad mes būsim labai lankstus ir pritaikysim tą patirtį, kurią jau turim, pritaikysim kitų muziejų patirtį, bet taip pat visą laiką keisime. Ir vienas toks turbūt labai svarbus dalykas yra, kad mūsų muziejus nebus labai didelis. Dėl to jame dirbs labai nedaug darbuotojų palyginti kaip kitur. Tai mums teks būti labai lankstiems ir taikyti tą principą, kad mes negalėsim parodyti net pirmą kartą visos kolekcijos, tai neįmanoma net fiziškai. Ir turėsim tokią galimybę semti visą laiką kaip iš lobių skrynios, papildyti, galvoti, analizuoti ir be abejonės reaguosim ir į patį žiūrovą ir galėsim keistis. Bet mes taip nagrinėjom kitų praktiką ir stengsimės iš visų, kurie mums kaip ir dydžių yra artimesni ir tipų kolekcijų skolintis daug gerų dalykų, kurie ten suveikia ir išbandyti, kaip jie suveiks pas mus. Iš savo pusės aš galėčiau pridėti, kad atsiradau modernaus meno centre, kaip ir Viktoras su Danguolė, ne iš meno lauko. Ir šitą principą ir šitą požiūrį, kad esam prie meno, jau galbūt priartėja arčiau, bet vis dar prie meno, perkelti į naują muziejų. Kad tai muziejus yra skirtas lankytojui, kuris galbūt dar nėra apsilankęs muziejui, kad apsilankęs vieną kartą, bet negrįžęs. Ir kad tas lankytojas iš tiesų jaustųsi kaip namuose muziejuje. Ir, pavyzdžiui, vienintelis dalykas, kur matau, kad mes dar vis dirbame modelyje ir kaip ir svajonė, kaip tai galės įsigyvendinti. Bet manau, principas, kuris turėtų veikti, kad lankytojas turi ateiti į muziejų, neturi ateiti pasiruošęs, o išeiti sužinojęs, supratęs ir patyręs. Tai, manau, yra mūsų tokia siekiamybė dirbti ir matyti savo lankytoją, ne tą, kuris žino, ko ateina į muziejų ir jau yra susikoncentravęs ir turi viziją, kad jis nori kažko iš muziejaus, bet žiūrėti, kad jis tiesiog dar yra netradęs, bet tikrai atras, kai nueis. Ir pritraukti ir parodyti šitą malonumą ir gyvenimo spalvą, kur manau, kad tai vizualiai menai šiuo metu Vilniuje ir Lietuvoje, skirtingai nuo kitų kultūros sričių, kaip knygos, teatras, tikrai atsilieka. Ir manau, kad tai yra nepagrįsta ir gali būti kitaip. Ir pasaulinė praktika rodo, kad ir tendencija yra, kad muziejų lankomumas auga ir kad tas susidomėjimas jis gimsta. Ir aš tikiu, kad mes būsim koja su laiku ir pateiksim to, ko visiems reikia. Jūs norėt kažką pridurti? Klausimų yra. Gerai, tai aš gal tada dar, jeigu kaupėtės klausimams, aš dar truputį pratešiau tą diskusiją. Kai galvoji apie šiuolaikinį meną, čia aišku, kokį kūrinį be paimsi, tiksliau turbūt apie modernų, plačiaja prasme meną, kokį kūrinį be paimsi, visada yra tam tikras iššūkis ir garsusis, garsioji rizika, kad tai yra nesuprantama, tokia tarsi klišė beveik, kad tai yra tam tikras barjeras, kurio negali paprastas žmogus suvokti. Bet vis dėlto, kai nuvyksti tas jūsų minėtas institucijas, nuo ko ir pradėjo kalbą ponas Viktoras,
kurios lūžta nuo žiūrovų ir nuo auditorijų ir dar lūžta prie tokių meno kūrinių, kaip Tomas Friedmanas, 1000 valandų stebėjimo. Ne? Tai yra baltas lapas, į kurį jis praleido stebėdamas 1000 valandų ir tai yra vienas lankomiausių ir žiūrimiausių MoMOs eksponatų Niujorke. Vadinasi, čia jau veikia ne tik tai, kas spalvomis žavi ar meistrystė, bet tikrai tam tikra edukacija. Ir ko gero, ypač šiuolaikinio meno ir modernaus meno laukas yra tiesiogiai susijęs su tam tikro intelekto, suvokimo ir tam tikro žvilgsnio lavinimo tam procesais. Tai man regis, aš to turbūt norėčiau paklausti ir jūsų, ir daugybės kitų kuratorių ir įtakingų meno lauko veikėjų, kaip įmanoma išmokyti žmogų meno, nes man atrodo, kad tai yra pagrindinis būdas ją pristatyti. Šiais laikais labai sunku sužavėti, kartais galima šokiruoti, bet labai daug reikia mokyti. Tai kaip jūs įsivaizduojate, kokios būtų geriausios to mokymo ir edukavimo strategijos, ką su to galima nuveikti? Ir turbūt iš visų skirtingų perspektyvų, aš jūsų visų trijų klausiu, kaip to meno mokytis, kaip jūs įsivaizduojate, kaip tai geriausiai veikia. Nes, tarkime, jūsų pavyzdys, Viktorai, liudija, kad ta intriga ateina ir jūs, kaip suprantu, keitėte netgi savo galbūt net skonį ir preferencijas rinkdamiesi meno kūrinius. Tai su kuo tai susiję? Kas mane labiausiai intriguoja ir iš ko galima užkabinti? Iš tikrųjų, turbūt labai svarbus dalykas yra matymas to meno kūrinio, ne tik tais tame kontekste, kurį tu matai atėjus į pačią parodą. Mano patirtis, pavyzdžiui, yra tokia, kad kai mes susitikdavome su dailininkais ir jie išdėliodavo savo kūrinius, natūraliai kildavo diskusija, kas čia yra, kodėl taip yra, ir jie pasakodavo. Ir jie pasakodavo, kai kurie iškalbingi pakankamai, kad labai įdomiai sugebėdavo pasakoti, kas yra. Ir mes pagalvojame, kad tas yra įdomu, tai, ką jie pasakoja, yra įdomu. Kaip jie kuria, kaip jie mato, kodėl jie tą daro. Ir mes pagalvojame, šitas yra naudingas dalykas, ir mes pradėjome filmuoti tos dailininkus. Mes turime sukaupę didžiulę video kolekciją, kiekvieno dailininko jau gal kai kur nėra ir gyvų, bet po kelias valandas esam nufilmavę jų pasakojimus įvairius ir internete yra sudėti filmukai. Mes po 10 minučių trumpus ekstraktus padarėme apie kiekvieną, bet galėtume daryti apie kiekvieną valandos filmą. Ir tas matymas, reiškia, žiūrėjimas į darbą ir matymas arba girdėjimas to menininko, kaip jisai pasakoja, tai iš karto duoda papildomus kažkokius tai įspūdžius. Ir tai čia vienas dalykas, kad tai duoda tam tikrą interaktyvumą. Kitas interaktyvumas, tai čia tiesioginis yra labai susijęs su pažinimu ir su pajautimu. Ir tas dalykas yra labai muziejuose plačiai taikomas. Jeigu tu neini į muziejų, aš anksčiau kažkaip tai kaip neimdavau to audiogidų, dar visada pasiimu. Nes jeigu tu atsistoji prie darbo ir tu išklausai, o čia žiūrėk, o čia tas yra, čia tas, o čia tas, todėl ir todėl, tą darbą atsimeni ilgai. Aš iki šiol atsimenu daugybę darbų, kur išklausiau audiogidus. O jeigu tu tik prabėgai per salę, tau akis neužkliuvo. Labai svarbu suvesti tarp, jeigu tu žiūri į kokią kitą kultūros sritį, tarkim, teatrą ar muziką, tu gali būti gan pasyvus, tau ateis tie žodžiai, suprasi juos, muzika irgi, tai sakant, atsistojęs prieš meno kūrinį negali suprasti tiesiogiai, jeigu neturi pakankamai patirties ir nežinai konteksto. Turi atsirasti tarpininkas. Tas tarpininkas tai yra arba audio tekstai, arba video tekstai, arba rašytiniai tekstai. Ir iš tikrųjų, mano manymu, turi būti visų trijų rūšių tarpininkai prieinami auditorijai ir dar maža to turėtų būti adaptuoti skirtingai auditorijai, profesionalams, tarkim, labiau besidomintiems žmonėms, ir jaunimui, ir vaikams, tarkim. Tai mes visais tais būdais bandysime tą prieimą ir mažinti prieimo barjerą ir, pavyzdžiui, kad ir daug darbų pas mus turėjo aprašymus, kuriuos mes testuojame ant nepasiruošusios publikos, turim vaikų ir vaikų draugų
ir parašė menotyrininkai tekstus mūsų reikalavimuose, kad jie būtų paprasti, aiškus, be jokių ten sudėtingų labai menotyrinių įžvalgų, bet būtų paprastai paaiškinę, kas čia yra, kodėl, kaip yra ir truputį žinių apie autorių. Tai kai mūsų vaikai jau sako, o, buvo įdomu sužinoti, jo, mums buvo įdomu perskaityti, mes skaitom, kad neblogai parašytas tekstas. Tai visi menotyrininkai, kurie mums rašys tekstus, turės praeiti mūsų laikų filtrus. ir tada, jeigu jau vaikai sakys, kad gerai, tai mes sakysime, kad tas tekstas yra edukatyvus. Tai šitos patirtys yra iš tikrųjų, mano manimu, svarbios ir aš čia kalbėjau apie tokius rimtus dalykus, bet yra ir nerimtus dalykai. Mes turime Facebooką, pavyzdžiui, ir tenais įdedame ką nors kokį rimtesnį darbą, tai 20 laikų tenais yra, o kai įdedam kokią nors tokią juokingą nesąmonę, tai šeštadienį dažniausiai ar penktadienį, oi, tai 300 laikų tenais. Žmonės nori žaisti, žmonės nori juokauti, jaunimas nori būti, sakant, kažką tai tokio turėti lengvo, galbūt kartais lengvai, visi dabar įpratę trim žodžiais arba trimis gestais išreikšti savo mintis, like, tenais ar unlike. Tai neišvengiamai yra menas ir kitos kultūros rytis disneylandizuojamos, toks kaip ir terminas. Ir reikia truputį marketingo, truputį popso. Aš dabar ėjau per šitą parodą, kur daugiausiai žmonių stovi. Stovi daugiausiai žmonių ten, kur yra toksai iš siūlų, kaip ir labirintas ir švieselės vaikšto. Visi žiūri, įsižiūrė tas švieselės vaikšto. Tai ar jie žiūri meną, jie žiūri tiesiog veiksmą, ir tas pats gali eiti ir taip pat tos ilgus patraukyti. Tai tu gali veikti, tu esi interaktyvus, reiškia. Bet žmonės nori asmeninės patirties, nori interaktyvumo. Tai mes duosime muziejuje savo ir to. Aš galiu pridėti apie edukaciją kalbant, tai yra aišku leidyba, kas jau dabar MMC matyti yra viena iš tų sričių, kurioje mes ryškiausiai matomi, tai yra knygos apie meną ir ne tik tai albumai, bet ir edukacinės knygos, kurios yra patrauklios, spalvotos ir kad vaikai jau nuo pat mažens matytų ar dizaino daiktus, ar architektūrą, ar patį 20 amžiaus meną. Bet šitoj vietoj, ko labai trūksta, ir aš matau čia jau mūsų misija, tai yra būtent pristatyti lietuvių autorius. Ir vaikam, ir suaugusiam, bet ne albumų formatu, bet jau tų knygelių, kurios mes matom užsienio muziejuose ir panašiai. Kad tie vardai įeitų į mūsų kultūros lauką, kaip žinomi vardai, atpažįstami ir vaikai jau galėtų kalbėtis apie 4, 5 ir kada ir kaip jie vaizdavo, grožis, negrožis. Tai man rodo, mūsų leidyba ir toliau bus ta vieta, kurioje mes matysime edukacijos potencialą. Ir dar vienas labai svarbus dalykas, man atrodo, be visų piešimo ir visų kitų pamokėlių, tai yra tiesiog tas tiesioginis kontaktas su meno kūriniu. Ir ką mes matom užsienio muziejuose, vaikai prieš paveikslą su labai paprastais klausimais. Ką tu matai, kaip tu jauti, ką tu įsivaizduoji, ką tu veiktum tam paveikslą ir panašiai. Mes labai keistas tam muziejuje esam tandemas. Iš mokslininkų, biznesmenų, juristų ir menotyrininkų. Ir ne taip jau čia mums paprasta visiems kartu. Visada mums atrodo, norisi sukti į tą pačią pusę. Bet tas duodant tokią aktyvią chemiją, kuri tikiuosi, kad pasitarnaus žiūrovui. Ir aš asmeniškai, kadangi daug metų užsiimu edukaciją, tarpininkavimu tarp žiūrovo ir meno, tarp studentų ir meno, tarp platesnio žiūrovo ir meno, tai aš labai pati nemėgstu didaktikos. Ir aš manau, kad pats didžiausias priešas, kokį galima pastatyti tarp meno kūrinio ir žiūrovo, tai yra nuobodulys. Ir visos tos priemonės išvardintos, jos gali suveikti, o jos gali ir nesuveikti. Ne? Bet kuo aš absoliučiai pasitikiu, tai gero kūrinio, originalo, gerai parodyto poveikiu. Ir visa kita gerai padeda, bet jeigu mes nerodysim
labai įdomių kūrinių, o šiuolaikinis menas yra nepaprastai turtingas. Jisai turtingas ir estetinė prasme, ir temų prasme. Jis gali būti nepatogus, provokuojantis, bet jis gali būti tiesiog svaiginančiai gražus irgi. Jisai yra labai įvairus. Ir aš tikiuosi, kad mes galėsim pasidalinti tą didžiulę įvairovę su žiūrovu. Ir jeigu mes tiems kūriniams sudarysim puikias sąlygas ir žiūrovams juos matyti, ir tiems, kurie norės pasinaudoti visų to didaktinių bagažo taip, tiem, kurie jau ir taip bus jį įvaldę, paliksim juos ramybėje, kad jie galėtų pasigėrėti tyliai, tai mums pavyktų padaryti kažką, ko tikrai Vilniuje reikia. Ir kita tokia turbūt irgi misija, kad mes galvojam ne tik tai apie vietinius žiūrovus, bet mes manom, kad mes prisidėsim prie to, kad Vilnius yra lankomas miestas, yra turistinis miestas ir prie kultūrinio turizmo. Ir manau, kad atsiras visokių būdų kooperuotis su jau esančiais muziejais, apjungti jėgas, rasti kažkokių tai naujų dalykų, nes jau ir dabar visada su tais muziejais, kurie jau yra, mes aktyviai bendradarbiaujam. Čia labai džiaugiuosi, kad atėjo muziejų direktoriai ir gali jie paliudyti, kad kūriniai yra skolinami. Ir tas yra, man atrodo, kad tokias tikrai įdomias parodas galima sukonstruoti tik bendradarbiaujant. Ir kuriant tą tokį bendrą lauką, bet nepaslaptis vis tiek norėtumėm, kad pas mus išsirikiuotų eilę. Ar reikia išversti, ką Raminta pasakė? Ypač pirmą dalį. Negalėjau būti sunkiai suprantama. Jeigu turit ką versti, verskit. Diskusija įsivystė čionais, bet galite įsivaizduoti, kokios aštrios diskusijos vyksta už salės ribų. Raminta turi stiprių oponentų sudėdami kanalą. Smagu, kad jaučiasi, jog gyvoj polemikoje gimsta šitas muziejus. Gal dar turit klausimų? Aš tiesiog, nežinau, mane užkabino jūsų paminėtas žodis ar terminas didaktika ir aš pagalvojau, ką jūs turėt galvoj, nes jeigu mes vis dėlto edukaciją ir didaktiką suplaktume į vieną kokteilį, tai iš tiesų nieko gero, bet aš pamenu, man didelį įspūdį paliko, tarkime, Prado muziejai matyti edukaciniai užsiėmimai ir jie buvo skirti pirmiausia visiškai mažiems, turbūt vos net darželinukų ar ten pirmų klasių moksleiviams, kurie, tiesą pasakius, mano galva, buvo visai nedidaktiški, o tokių 3 lygmenų vaizduotės pratimai. Nieko nepasakojant apie meno kūrinį, nors, pavyzdžiui, galėtų tai būti Goja koks nors, paprašyti jų pirmiausia aprašyti, po to galbūt pristatyti kažkiek kontekstą, bet trečioji fazė, mano galva, pati gyviausia, tai užsimerkti ir pabandyti patekti į paveikslą ir įsivaizduoti, ką tu ten veiki. Ir tas efektas man iš tikrųjų padarė milžinišką įspūdį, aš mačiau, kaip jie reaguoja į tai. Ir ta trečioji fazė, kai jie paverčia meno kūrinį savo vaizduotės dalimi, sukeldavo tokias aistras, kad ten kartais toj salėje tu nebegalėdavai būti šalia, nes viskas šurmuliuodavo, jie tiesiog pasakodavo, ką jie išgyvena. Tai čia aišku ne vienintelis būdas, bet mano akimis galbūt kažkas panašaus galėtų vykti Lietuvos muziejuose, aš labai linkėčiau, nes man regis tas vaikystė yra tas periodas, kai mes paleidžiame tą interesą menu ir jisai tampa tik tais būrelių ir tėvų iniciatyvos klausimas. Tai čia tik tais tokia reminiscencija. Bet dar aš vieną dalyką norėjau, vieną temą paliesti, jeigu nėra klausimų. Ar nėra? Norėjau galbūt paskutinę tokią temą, nes jau matau, kad laikas į pabaigą eina, bet vis dėlto. Jūs paminėjot kultūrinį turizmą ir mano akimis visame šitame kontekste man vis labiau norisi kalbėti apie meną ir apie kultūros lauką, kaip apie tai, kas beveik nepatogiai galėtų tapti minkštoji galia, kaip tam tikra alternatyva ir propagandai ir galbūt net galimybė užsienio politikai.
Šiandien mes labai kažkaip taip siaurai suvokiame kultūros sferą ir galvojame, kad tai yra tiesiog specifinis žmonių užsiėmimas, vieni žuvauja, kiti štai tapo, treti dar kažkodėl to domisi, bet ko gero, kaip rodo ta patirtis, platesnė patirtis, kultūra visų pirma yra praktiškai vienintelis identitetas, kurį galima pristatyti, be sporto, gerai, tas sportas visą laiką lenda, bet kaip tam tikrą ryškų ir savitą ir kūrybinį potencialą liudijantį dalyką. Tai šitam kontekste, ar tokio muziejaus atsiradimas ir vienijimasis su kitais muziejais, ką jūs minėjote, leistų mums kaip nors įtakoti valstybinius procesus ir pagaliau galbūt net keičiant tą, edukuojant auditoriją, keisti ir politinį lauką suvokimą. Ar tame jūs matot potencialą, ar čia vėl teks bedavotis, kad visą tai neįmanoma? Aš tai labai iš vis nemėgstu to žanro tokio nelaimingųjų dėjonių, ne? Nes mums nieko nelieka visiems tokio nedideliai šaly, su labai ribotais materialiniais ištekliais, kaip būti optimistais, daryti ką nors įdomaus, labai kūrybiško, daryti intensyviai ir geriau už didelius ir galingus. Mes tiesiog neturim kitos išeities. Ir aš tvirtai tikiu, kad menas turi labai didelę galią. Ir jis gali pritraukti būtent tuos žmonės, kurie keičia gyvenimą į geresnę pusę. Ir aš labai džiaugiuosi visada, kai sportui blogai sekasi, kai kurios šalis atsisako olimpiadų, kaip žmogus nesportiškas, ir kuriam gaila tam leidžiamų lėšų, kaip žinom, žiemos olimpiados Šveicarijos gyventojai atsisakė ir panašiai. Bet ir aš tvirtai tikiu, kad tai yra daug labiau ilgalaikiai dalykai, išliekami dalykai, kurių niekas neužmirš. Tikrai kas nors po 100 metų užmirš, kuris ten vyrukas įmetė ką į krepšį. Tuo labiau, kad jie nesveiki, greit serga ir miršta visi. O menininkai gali intensyviai kurti 90 ir protingas žmogus gali būti net tada, kai jis tik vieną ranką judina. Todėl esu įsitikinusi, kad tai didžiulė galia ir mes tikrai turim tokių įdomių meno kūrinių, kuriais tiesiog mūsų pareiga pasidalinti su kitais šalim, su kultūringais turistais, su įdomiais turistais, o ne tokiais, kurie ten mergvakarį švenčia ar išdarinėja ką nors tokio, kad reikia policininkų pagalbos. Tai yra didelė galia ir universali galia. Nes jeigu literatūros kūrinį reikia išversti, vis tik tai kitas kalbas, tai muzikos kūrinio ar dailės kūrinio iki tokio laipsnio versti nereikia. Tiesiog interpretacijos praturtina, interpretacijos įmanomos įvairios, bet vis tik tai yra labai universali kalba. Ir ieškoma kažko individualaus, bet kartu tai yra universaliai suprantama. Todėl tai yra didžiulė galia ir manau mes sėkmingai ją naudosimės visi. Ar turit dar apie galią ką pridurti? Šiaip labai įdomu, nes dabar kaip tik muziejai konferencijose atranda ir tai šita galios tema yra tokia, kuria šnekasi ir kad tai yra minkštoji galia ir kolekcija yra tik priemonė siekti visai tų kitų tikslų visuomenėje ir socialiniam gyvenime. Tai aš manau, kad tai iš tiesų yra ta potencija, bet pirmiausia reikia, kad žmonės lankytų ir kad pavyktų suburti tą bendruomenę ir veikti tą pusę. Viktorija, pridurtume dar ką nors? Tai taip, iš tikrųjų tai yra veikimas lauke, kuris yra labai svarbus Lietuvai ir lietuviams, kurie mus dar ir pasiryžę čia likti ir gyventi Lietuvoje. Ir tas mūsų mentalitetas, jisai formuojasi kelių reiškia, veiklų, kelių sferų, reiškia, sandūroje. Tai kas formuoja Lietuvos mentalitetą, mūsų bendrumą. Tas bendrumo jausmas yra prarandamas, kada žmonės išvažiuoja ir sako, aš noriu grįžti į Lietuvą, man ten kažkas gerai. Čia pinigai gerai yra, bet jeigu pinigų panašiai gausi, tai važiuosi namo. Tai yra kultūra mūsų, tai yra mūsų istorija, tai yra mūsų kalba.
ir tų trijų dalykų sąveikoje formuojasi mūsų mentalitetas. Nestatant geležinkelius, nestatant dujotiekius, nestatant Maximas, tuos dalykus galėtų bet kas atvažiuoti iš bet kur ir turint naudą iš to viską galima pastatyti, bet niekas nepasirūpins mūsų kultūra, mūsų istorija, mūsų kalba. Ta mes turime patys kaip piliečiai ir kaip valstybė rūpintis. Ir jeigu valstybė, tarkim, užsiema šiuo metu daugiau ekonominiais dalykais, tai mes irgi esame valstybė. Mes valdom taip, kad mes esame labai mažytė valstybė ir pasiėmė mažiau gabaliuką veiklos ir padarysime. Tai visi po gabaliuką, kas didesnį, kas mažesnį, puoselėkim savo. O kai jau turi ką puoselėti, aš turiu daugybę draugų užsieniečių, kurie atvažiuodavo ir atvažiuoja pas mane į svečius ir kažkaip šilta pas vis žmonių, galbūt dėl to, kad sako, miestas mažas, dėl to, kad valstybė. Tiesiog turbūt ta aura, kuri spinduliuoja, aš nekalbu apie banditus ir visokius kitokius, visur yra žulikų, bet aš kalbu apie normalius žmonės, kurie yra čia salėje, visi tikiuosi tokie. Tai mes esam poveikiai viso šito, jūs tą žinote, nežinote, jaučiate, bet tas veikia jūs visus ir jūs visi kažko trupučiuką esate vienodi. Dėl to panašų traukia. Ir kai tu turi kažką, tai tada labai norisi pasigirti ir parodyti. Tai mes ir kviesime tos užsieniečius parodyti, kaip mes šiandien turime. Kažkur pravirgėjo, kaip nekeista, mes to niekada nepripažįstame, kad Lietuva viena laimingiausių šalių. Jo? Kažkas ištyrė. Kiti sakė, kad prasigėrė. Aš mačiau, bet yra turbūt kas ką tyrė, net nesvarbu iškai. Bet mes turime vieną tokį, apie ką nešnekėjome ir galbūt čia gera tema užbaigimui. Atsirado muziejaus kaip ir toksai progresas muziejaus fizinio pastato statyboje ir mes turime garsų vardą, Libeskindas yra autorius, kas jeigu negirdėjote, tai yra viena iš pasaulio architektūros žvaigždžių. Yra didelė bendruomenė žmonių, kurie gali važiuoti į kitą šalį, į kitą miestą, eiti pažiūrėti Libeskindo, Hercogo de Merūno, kito garsaus architekto pastatą. Ir tai yra įtraukiami tokie pastatai į turistų ir gidų žemėlapius. Tai čia vienas iš kabliukų yra, kad ateitų, tai tuo pačiu pamatys pastatą, bet tuo pačiu ir pažiūrės mūsų lietuvių meną, kuris yra, mano manimu, beprecedentinis, labai geras. Aš jį vadinu, nesvarbu, turint iš kritikos nesakysiu. Tai dar yra klausimų. Prašom, tai žiūrėkit, pasipylė. Tai dar galbūt šiek tiek laiko turim. Labas vakaras. Aš turiu tokį klausimą apie vertybės. Aš manau, mūsų šalis šiuo metu susiduria su vertybių problema ir jūs esate ar būsite matomas kaip modernus meno centras, visuomenės reiškinys. Ir man įdomu, kokios vertybės jūs vienyje. Jūs patys sakėte, esate skirtingi, darot. Tai vat kokios tos vertybės, kurios jūs vienyje, aš manau, tai bus labai geras akstinas mūsų kaip valstybė irgi, kaip sakyti, vadovautis, prisijungti prie vertybių. Nu, taip aukštai mes nešokame, kad čia būti orientyrai valstybei. Net sunku atsakyti. Aš manau, kad kažkur aš bandydamas išsisukti nuo tiesaus atsakymo, mes mylim meną. Tai yra visai rimtai. Iš tikrųjų, mums tai įdomu. Mes tikrai tuo sergame. Tikrai radę įdomų autorių arba įdomų darbą ir papildę savo kolekciją, idėją internete, pasidžiaugiam patys ir galvoju, kad ir kiti žmonės, kurie domisi, pasidžiaugs. Tai tas meilė kultūrai, tai yra tiesioginė. O visi kiti dalykai, kuriuos kalbėjau apie mentalitetą, visi kiti tai yra išvestiniai. Tiesiog jie jau kaip bangos toliau rytasi, jau nuo mūsų nepriklausomai. Aš, pavyzdžiui, galiu papildyti, kokia banga atsirito į mane ir dėl ko esu šitam projekte ir noriu dirbti ir jaučiu tą motivaciją, nes Viktoras labai iš tiesų yra išsakęs tą didelę vertybę, tai yra didžiavimasis savo tapatybę.
ir tuo, kas mes esam. Ir man atrodo, kad šitas yra labai svarbus momentas, dėl ko mums svarbu, kad mūsų autorius žinotų, dėl ko svarbu žinoti tas pavardės, ne dėl žinojimo, nes kai tu žinai, tu gali ir supranti kontekstą ir viską, tu gali didžiuotis. Ir šitas, man atrodo, yra labai svarbi mūsų vertybė, kartu pilietiškumas ir atvirumas, nes mes norim būti atviri net ir tiem, kurie kol kas gal nežino ir nežino, kad mėgsta. Tai Milda, labai ačiū, ta žodis, manau, autentiškumas būtų. Tai labai gražu. Taip, dar klausimų? Ačiū labai už įdomią diskusiją. Aš norėčiau paklausti tokio dalyko. Jūs esat, kaip suprantu, sąmoningai apsisprendę atsiriboti nuo išeivijos meno. Tai sprendimas diskutuotinas, bet jis toks yra. Tai mano klausimas būtų, ar jūs ketinat bendradarbiauti su, nežinau, tarkim, išeivijos dailės fondu, ar kitom institucijom, kurios renka išeivijos meną, kad pagaliau išnyktų tą sovietinę dichotomiją tarp čia esančio meno ir išeivijos meno. Ačiū. Galbūt čia aš galiu pasakyti trumpai labai. Tiesiog galbūt, ar tai gavosi natūraliai, ar tai gavosi kažkaip tai dirbtinai, bet mes ne mes vieni renkame, kolekcionuojame kūrinius ir kūrime fondus. Yra garsioji Valiūnų kolekcija, kai mes pradėjome pirmosius kūrinius pirkti į savo kolekciją, tai pas jau buvo keli tūkstančiai darbų. Jisai pagrindė akcentavo iki karinį lietuvišką meną, prieš modernistinį, vadinkim taip. Ir taip pat lietuvių išeivių Rimšą parvežė dešimtimis nuvažiavęs į Boliviją, žodžiu, yra grupuotės, yra kurie tuo rūpinasi ir tiesiog mes kaip ir nesikišame vienas į kitą sferą per daug. Dėl ko aš paklausiau? Dėl to, kad jeigu mes atsisakom šitos dichotomijos, tai mes pamatom, kad Lietuvos dailėje nėra pertrūkių. Nes po karo, kai emigravo dauguma lietuvių autorių Kauno meno mokyklos, jie perėmė, tarkim, dauguma iš jų pasuko į abstrakciją. Lietuvoje abstrakcija atsiranda tik tai 70-mečio antroji pusėje. Tai atrodo, tarsi pas mus yra didžiulė lakūna, balta dėmė. Ir tarkim, 15 metų po karo iš vis nėra abstraktaus meno. Jis paskui atsiranda tik apie 65 metus. Jeigu mes žiūrim kontekste, mes pamatom, kad lietuvių dailė yra labai vientisa, lakūnų nėra. Ir man tiesiog labai įdomu, ar vis dėlto, kiek mes eisim ant to tokio dirbtinio perskirimo. Vis dėlto galbūt verta pagalvoti. Nežinau, čia klausimas su Aš nemanau, kad ne konkurencija, o kažkoks tai, ar čia nacionalinė dailės galerija imsis šito uždavinio kažkaip užpildyti. Nes dabar šita spraga nėra užpildyta, čia yra ta didžiulė lakūna. Tai aš manau, kad labai gerai, tai reiškia, dar yra erdvės atsirasti kažkam, kas galės prisimti įsipareigojimą ir daryti. Manau, kad išeivijos kūriniai labai aktyviai yra grąžinami į Lietuvą ir tas fondas egzistuoja. Kitas dalykas, ar mes jį pateiksime kaip atskirą ir savarankišką, ar kaip dalį lietuviško meno ir lietuviškos kūrybos. Tai čia yra, manau, daugiau yra ne mūsų kaip fondų valdytojų klausimas, o kuratorių klausimas, kurie norės vienaip ar kitaip interpretuoti tai, kas yra surinkta. Tai turbūt tai tik tais yra svarbu, kad būtų ką rodyti, o kaip rodyti, tai čia, man atrodo, nebus problemos. Turbūt čia dar yra vienas dalykas, mes turim visada apsiriboti laike ir mes pradedam rinkti kūrinius nuo 60 metų iki dabar, todėl mums tie vyresniai išeiviai, kurie subrendo prieš kariniai Lietuvoje, po to, kurie Amerikoje, netitinka šito laiko. Bet mūsų kolekcijoje yra tie jauni autoriai, kurie kaip menininkai pradėjo kelią čia. Ir jau yra šito laiko menininkai. Ir jie yra įtraukiami. Nes dabar dalis menininkų tiek Vengrijoje, tiek Lenkijoje, tiek Lietuvoje turi kaip kelis namus. Ir tokių, aišku, daugės ir tokie bus mūsų kolekcijai. Bet tiesiog visos kolekcijos turi turėti kažkokį tai apibrėžtą ratą, nes jos negali būti begalinės, net ir fizinė prasme.
ir diktuoja pasirinktas periodas, pasirinkti įvykiai ir ką yra nuveikę kiti ir ką turi kiti. Ir niekam nepaslaptis, kad tie vyresnės kartos išėjai labai daug padovanojo Lietuvos dailės muziejams savo darbų ir dovanoja toliau. Ir tai nebuvo toks degantis dalykas. Daug sudėtingiau ir daug pavojingiau buvo tai, kad žmonės, kurie čia kūrė, kad jų kūriniai nebuvo pakankamai kolekcionuojami, kurie susiję su mūsų gyvenimo kasdieninė statyba, su jo dienoraščiu. Tai buvo tikrai didelė spraga ir ją pirmiausia reikėjo kažkaip su ją susitvarkyti. Ir tai, kad tai pavyko padaryti, bent iš dalies, tai yra svarbu, tai pasisekė. Bet jeigu turėčiau ilgesnį gyvenimą ir daugiau laiko, ir net ir dabar galėčiau pasiūlyti kokių 14 įdomių, visiškai kitokių kolekcionavimo variantų ir muziejų. Ir manau, tą padarytų kiekvienas iš mano kolegų, kurie užsiima šito periodu, bet visi yra neįvykdomi vienam projekte. Smagu, kad dar liko kažko nepadaryta. Man regis, šią gaitą reikėtų ir baigti diskusiją ir eiti, ką nors daryti. Jūs dar norėtumėte kažką pridurti? Aš tik vieną priminimą, jau matyt daug kas esate atradę modernaus meno centrą, kad mes vis kalbam labai apie ateitį, bet jis jau yra. Jis kol kas yra tik virtualus muziejus, bet yra ir kalbančios kultūros mieste, ir literatų gatvė, ir mūsų tinklalapis su audio gidais ir video, kur Viktoras minėjo, kultūros istorija, kuri tuoj pat pasipildys kino dalimi. Ir, žinoma, stendas su knygom. Net dabar net mugėje galite nulipti į apačią ir dalį mūsų kolekcijos ar tapybos irgi išstudijuoti, įsigyti ir panašiai. Tai ne, šitoje mugėje dalyvaujam su išleistų knygų stelu. Puiku, ačiū labai kalbėjusiems, ačiū diskusijos dalyviams ir ačiū jums. Galim traukti prie stendo.